Sveiki sugrįžę visi į video, ačiū kad žiūrat. Jeigu atsimenat, praeitą dalis baigės ant poilsios vietėlis, kur buvom sustojant prie tiesiog nerealios atodangas. Tai ten biški pailsėjom ir leidomės toliau į kelią. Ir čia netgi atskirą norėjau pakomentuoti, kas dėjos mano galvo, nes čia įžengam jau po biški į šiaurinį kalną posį. Ir ta šiaurinį kalną posį prasideda tokį daug sunkesnį, gerokai akmenotesnį, šlapesnį. Ir tu jau pamatysit, kokiu ir iššūkiu dar turėjom. Tai vat maždaug to atveito jau po biškį pradedu pasitikėti motociklu, po biškį atrasti nuo galimybės. Nes čia dabar irgi žiūrint video neatrodo labai baisiai, bet iš tikrųjų tai akmenys čia yra beleko dydžiaus. Išgraužas yra žiauriai gėlis, kur praktiškai telp visas ratlankis priekinis. Aš tik priminsiu, kad priekinis ratas į 21. Tai galite įsivaizduoti, kokį dydžiaus čia yra tos išgraužas. Ir aš čia važiuoju ir važiuodams galvoju, kad jeigu toks kelias būtų buvęs Ispanijoje, nes man Ispanijoje ispaniškas išgraužas jau atrodė baisis, ispaniški akmenys atrodė baisus, bet palyginus su tas, kad čia yra Rumunijoje, tai vakų žaidimą Ispanijoje buvo visiška. Tai būtent važiuodams visų kelių netgi pradėjau pats savim didžiautis, kad jau įveiku tai, kas man atrodytų prieš mėnesį galbūt neįmanoma. Ir po biški prisijaukinu ton motociklą nestabilomą būseną. Atsirand kontrolį, kai nėra kontrolės. Nors akmenys dauža vairą ir reikia gerą dirbti tiek su kojom, tiek su rankom, save amortizuoti. Ir kaip žinot, man iš po traumas, man raumens vis dar tebėra atrofavę, tai aš ganėtinai greit pavargstu, tai prisėdu kas kart gavęs progą. Bet kai priešakis tokiai vaizdą, tai karts netgi pasimiršta ir tas pats nuovargis. Čia kur? Kairas, dešinė. O paskiau teik įsijaučiau į ton visą važiavimą, kad net pats pamiršau, kad nemoku daug dalykų ir tiesiog variau, ko rakis ved. Ir pradėjau netgi vytis jau ir Hebra, nebereikėjo nim tiek daug mums laukt, kaip prieš tai. Bet, va tu jau pamatysit, į kon atsiremsim. Biškai išsizauninau. Блять! Fuck! Ačiū! Ačiū! Ne. Vos spėjau, blet. Aš jau jaučiu, kad blet ne į tą pusę. Supis tą šiaurinę pusę. Galim, matai, bandyt žiūrėk. Iš Razgono gal pakelt. Ai, per ten, per apačią? Jo. Iš Razgono tai turėtų. Tai tik pasuku čia, taip žiūriu, taip. Wow. Ok. Jo, kaip matot, atsimušėm į pusnį ir tiesiog nebegalėjom toliau pravažiuoti. Ir tada atsirado dilema, nes atgal grįžti mes negalėjom, nes nebūtumėm užtekę kurą paprasčiausiai grįžti tau pačiu keliu. Vadinas, mums kažką reikėjo varyti į priekį.
Dovydas per savo GPS surado, kad ein per kalną Keterą biškį aukščiau dar vienas keliuks, katrau mes galbūt galėtumėm pravažiuoti ir paskiau sugrįžti atgal į savo kelią. Tai va čia dabar matot, kaip mes nuvažiuojam ir čia yra vieta, kur aš nuoširdžiai galvojau, kad aš numirsiu. Čia 100% buvo pavojingiausias dalykas, kokį buvau daręs, nes po kairį yra net ne pusantro, 1,8 km žemyn. Tai viena klaida ir būčiau atsidūręs labai žemą. Jum gali kelti klausimus, kodėl aš nesispiriuojau kojom, taip kaip darė Dovydas su Tomu ir nevažiavau saugesnių, sakykime, variantų. Tai man tas motociklas ir tie buvo tik aukščiaus, o su offroadiniam padogom uns dar biški paaukštėja ir aš realiai galiu pasiekti žemę tik su viena koja, pilna nuleidis vieną šiknos bundelį nusėdins. Tai man spiriuotais kojom yra gerokai pavojingiau negu iš tikrųjų važiuoti, tai aš tiesiog nusprendžiau panaudoti viską, ko iki šiol išmokau, tai yra pilna atsistoti, šikna atgal, pasimti pilną motociklą kontrolį ir tiesiog žiūrėti į priekį ir važiuoti. Buvo moments, kai akmo biški muštelė į vairą į kairį posį, tai yra į bedogmis posį, bet spėjau patraukti vieną koją nuo motociklą, tai lygiai taip pat kaip treniravausi Ispanijoje pas Dovydą. Tai patraukus koją lygsvar atgal man iškart gražieną į dešinę ir užbaigiau sėkmingą. Ir atkreipkite dėmesį, kad prasikaupė daug lietaus debesų, tai mums pradėjo spausti jau ir laiks nusileisti nuo to kalno. Nuo tos vietos iki kalno apačios buvo likę apie 30 km. Vyvažiaus aš čia. Blet, aš čia galėjau važiuoti. Nepalaukia nei manis. Bet aš atgal neįsistumsiu virš. Tur važiuoju čia. Kaip tau ta sniego vieta? Aš tai žinok net nebandžiau spirti kojom. Vos nenukirtau. Ta prasme realiai, va taip, va užmetė vairą staigiai tik į kitą pusę. I got on camera. Nes man drąsiau taip važiuoti negu spirtis, nes aš savo kojų neturiu. Aš nežiūriu, blėt, karočiai svarą, karočiai, reikės nahų, ir nebijau. Ne, nebijau, bet tai ką aš neturiu pasirinkimą. Labiau bijau kojom spardėtis negu
negu ne. Pitstopiukus. Nes biškį rekojas pailsinti. Mon. O, bet šiaip tai vaizda, tai pasakiškai čia dabar tokiu mišku, ką parskutom. Žiauri geras miško kelias. Nice. Padangus dirb gera, suspensions dirb labai gera. Ir kojas dirb. Tik jau bišbaigas batareika. Bet nieko, iki mes tokio neapdaug turėtų bebūt jau. Pradėt sniegt ar lyt. Kas buvo? Šalmonė užsisegė. A. Okay. Tikrai ne žmogaus kakiai, aiktonačių meškų ir
Jau dabar ir aš mačiau meškos kakius. Aha, ir ne vieną. Aha. Matėm meškų šūdų. Ir patys padarėm po tokį. Jo. Vaizda fucking amazing. Wow. Wow! Woo! Gerai, ne? O čia jau mašinų yra. Nežiauriai rasla. Fainė, žiaurė patiek, seniai toks gyvas besijutau. Kiam važiuoju tokį kelią ir daug įdomu negu 200 aplinkelį. Wow!
Kaip sakai, čia priims kortelę? Nes aš nemanau. Biški, buvau palašnojan, bet nebaisė, nepralyvniks, net neperput, šiaip žiūri, gerai žinau. 15 eurų Decathlon. Decathlons gal nori pasponsorinti mums. Tai dabar leidom nu kalną ir prieš tai, kur matėm ežerą ten iš viršaus, dabar esam apačio prie patanų. Tai vaizda žiaurus, aš taip važiuoju ir galvoju, wow, tai kalna tokiai, ypač kažkaip iš apačios, kai esi dar didesnis įspūdis ir tai žiauria gera. Moto tai yra besliuolint, molins, gera, kad Dailin Graphics yra uždėts, nuplausiu, jį bus kaip naujas, paskiau vėl. Super. Labą dieną, šuniuks, konto. Atėjai sosiskų prašyti. Duos nori? Tetos sumuštinį nori? Tik. O, žiūrėk, pamaitys. Oi, kaip tau bus skaniai. Oi, vaikinė. Skanaus. Niam. Oi, kaip dad. Kepsnis savo. Super. Durofem.